Kaip patikrinti, ar mergina yra ištikima? Per savo praktiką esu išnagrinėjęs daugiau nei 20 realių situacijų šią temą. Dažniausiai viskas vyksta daugmaž taip. Pas mane ateina vyras, visas ant nervų, ir sako: Agatai, man atrodo, kad mano mergina mane išduoda. Ir iš karto pasakysiu, maždaug 90% atvejų paaiškėja, kad jokios fizinės neištikimybės iš merginos pusės dar nėra. Taip jie atšalo, taip jie elgiasi keistai. Tu vidumi jauti, kad kažkas ne taip. Ir bet kuriam normaliam vyrui natūraliai kyla mintis, kad ji turbūt turi kažką kitą. Tada atsiranda laukinis noras pagauti ją už rankos. Leiskit paaiškinti, kas iš tikrųjų vyksta. Yra tik 3 variantai. Pirmas variantas – maždaug 45% atvejų. Jos gyvenime atsirado vyras, kuris jai tiesiog patinka. Tarp jų dar nieko nėra, bet jis jai simpatizuoja. Jie kartais susitinka, bendrauja, susikerta tam tikrose vietose. Tai dar nėra neištikimybė. Kol kas tai tik flirtas, dirvos ruošimas. Ir jeigu dabar pradėsi ją spausti, ten tardymais, tu jos nepagautum, nieko neįrodysi. Tik dar labiau išgąsdinsi. Jie ir toliau su juo flirtuos. Tik slėps tai dvigubai atsargiau. Todėl pirmiausia verta pagalvoti, ar turi konkrečių įtarimų dėl kokio nors žmogaus, kur ir su kuo jie gali reguliariai susitikti. Dažniausiai tai būna studijos, darbas, sporto klubas. Antras variantas taip pat sudaro apie 45% atvejų. Tavo mergina jau aktyviai bendrauja su kitu. Slapta susirašinėja naktimis arba net atvirai flirtuoja. Tačiau intimumo tarp jų dar nebuvo. Tai tiesiog intensyvaus flirto etapas. Ir tik maždaug 10% tikimybė, kad tavo mergina jau miega su kitu. Labiausiai tikėtina, kad tavo situacija patenka į vieną iš tų pirmųjų 2 kategorijų. Ir būtent čia žmonės dažniausiai padaro didžiausią klaidą. Turbūt kas 3 klientas man pasakoja tą pačią istoriją, kaip jis neištvėrė ir pradėjo isterikuodamas spausti merginą. Tu mane išduodi, greitai parodyk telefoną, skambink man vaizdo skambučiu dabar pat. Aš noriu pamatyti, kur tu esi ir su kuo. Pirma, taip tu nieko nepagautum. Antra, tu pats ją perspėji, kad ją stebi. Ir jeigu mergina iš tiesų buvo nusiteikusi eiti į neištikimybę, ji pradės tau keršyti. Jis sakys: tu ligonis, tu psichologiškai smurtauji, tu nenormaliai pavydus, eik gydytis, tironė, aš tavęs bijau. Ji labai gražiai tave paliks kaltu ir visiškai švaria sąžinė pradės rimtus santykius su kitu. Deja, tai pats dažniausias scenarijus. Prisimenu vieną klientą, jis įtarė, kad mergina jį apgaudinėja. Ką jis padarė? Jis paprašė savo draugo pervesti jo merginai pinigų su prierašu: kavai, bučiuoju. Jis pasirinko idealų momentą. Jie su mergina tiesiog gulėjo ant sofos ir žiūrėjo filmą. Mergina pamatė pranešimą ir akimirksniu jį nusvaipino. Keista, ar ne? Jeigu žmogus neturi ko slėpti, jis dažniausiai nustemba ir iš karto parodo, kas ten parašyta. Ir ji tą žinutę tikrai perskaitė. Klientas minėjo, kad tai pastebėjo. Ką jis padarė toliau? Tarsi tarp kitko jos paklausė: o kas ten? Draugės skolas grąžino. Jis specialiai davė jai patogų pasiteisinimą. Ir ji juo iš karto pasinaudojo. Taip, aš už pietus ten mildai mokėjau. Tada jis suprato, kad jį laiko kvailiu. Kaip atsakė, tuo metu jam tarsi kažkas apsivertė iš vidaus. Jis suprato, kad yra mulkinamas. Jeigu mergina neturėtų ko slėpti, ji net nesusimastytų. Tiesiog parodytų ekraną ir pasakytų: žiūrėk, va, kažkas numerį sumaišė ir kažkokią nesąmonę atsiuntė. Dar pinigų pervedė. Žinot, kodėl šis testas klientui suveikė? Nes vėliau paaiškėjo, kad jo mergina jau turėjo romaną su kitu. Ji galėjo pagalvoti, kad būtent tas vyras jai pervedė pinigus. O ką tai reiškia? Jeigu šitas eksperimentas būtų įvykęs mėnesio anksčiau, kai jų bendravimas dar tik prasidėjo, ji šį testą būtų praėjusi visiškai lengvai. Ir jis būtų manęs, kad pas juos viskas puiku. Todėl noriu pabrėžti, toks patikrinimas tinka ne visoms situacijoms. Jis išryškina jau susiformavusius santykius, o ne ankstyvą flirtą. Kaip suprasti, ar mergina tave apgaudinėja? Buvo dar viena panaši istorija. Į mane kreipėsi kitas vyras, istorijos labui pavadinkim jį Gediminu. Ir sako:
Agatai, esu beveik tikras, kad mergina mane apgaudinėja, bet negaliu to įrodyti. Ką padarė Gediminas? Jis pasirinko draugą su ramiu solidžiu balsu. Ta vakarą jie sėdėjo kavinėje, Gedimino draugas paskambino merginai į telefoną. Ir kai jie atsiliepė, visiškai ramiu kurjerio balsu, jie pasakė: Sveiki, prisistatė. Čia Gėlių pristatymo tarnyba. Jūsų numeriu užsakytas ir apmokėtas premium klasės Interfloros puokštės pristatymas. Užsakovas pageidavo likti anonimu, tačiau paprašė susisiekti su jumis tiesiogiai ir suderinti laiką bei vietą. Kur būtų patogu pristatyti gėles? Ar dabar galėsite priimti pristatymą? Gediminas tuo metu sėdėjo visiškai abejingų veidų. Kaip atsakė, gėrė kavą, skrolino telefoną. Tačiau akies krašteliu labai atidžiai stebėjo merginos reakciją. Jis pastebėjo, kad jį įsitempė. Pradėjo vis žvilgčioti į jį. Stebėjo jo reakciją. Ar suprato, ar neišsidavė, ar girdi pokalbį. Ji nepasakė kurjeriui, jūs suklydote. Vietoje to pradėjo vilkinti laiką, kad pristatymas neįvyktų čia ir dabar. Ji pasakė: oi, dabar nelabai galiu kalbėti, leiskite jums perskambinti vėliau. Akivaizdu, kad ji tiesiog norėjo išsiaiškinti, ar tas paslaptingas vyras iš tiesų siuntė jai gėles. O tada prasidėjo įdomiausia dalis. Padėjusi ragelį, ji pradėjo labai atsargiai rinkti informaciją. Sako: Kedai beje seniai man gėlių nepadovanojai. O Gediminas puikiai supranta, ką jį daro. Jis atsako: Na taip, senokai. Tai ką, nenori man gėlių padovanoti? O tu jų nori? O kas jų nenori? Gediminas niekaip neišsiduoda. Gal jis užsakė, gal ir neužsakė. O tiesiai paklausti jį negali. Nes tada iš karto kiltų klausimas, o kas tada jas užsakė? Ir prasidėtų nemalonus pokalbis. Po maždaug 5 minučių mergina pasakė: Greitai nueisiu į tualetą. Ir žinoma, pasiėmė telefoną su savimi. O dabar dėmesio. Vos tik nuėjusi į tualetą, jį bando perskambinti tam kurjeriui. Tuo metu Gedimino draugas parašo: Velnias, jį man skambino. Ką daryti? Galų gale jie nusprendė tiesiog ignoruoti skambutį. Sutiksite, kad keisto elgesio čia jau daugiau nei pakankamai. Ir tik po to, kai grįžo iš tualeto, ji pagaliau išdrįso tiesiai paklausti: O tu man tikrai neužsakei gėlių? Pirma mintis, kuri man šauna į galvą, tai ji tualete parašė arba paskambino tam savo princui, įsitikino, kad ne jis siuntė gėles, išgirdo: Ne, nieko neužsakinėjau. Beje, Gediminas irgi šaunuolis. Ta diena jis nepratrūko. Nepradėjo jos kaltinti. Suprato, kad 100% įrodymų dar neturi. Tačiau po šios istorijos jis aiškiai suprato, kad jos elgesys labai įtartinas. Todėl pradėjo atidžiai stebėti. Ir po neilgo laiko jį galutinai išsidavė. Buvo dar viena istorija su Robertu. Dar rimtesnė. Robertas įtarė, kad jo mergina jį apgaudinėjo su savo viršininku. Tam buvo priežasčių. Viršininkas buvo neseniai išsiskyręs, 42 metų. Įmonės, kurioje jį dirbo vadovas ir savininkas. Ką padarė Robertas? Jis paprašė draugą iš anoniminės paskyros parašyti jo merginai žinutę. Aš viską žinau apie tave ir mano buvusį vyrą. Jeigu ir toliau su juo flirtuosi, apie viską papasakosiu tavo vaikinui. Žinoma, Robertas sėdėjo šalia, kai ši žinutė atėjo. Merginos reakcija buvo labai keista. Pirmas 5 sekundės ji tiesiog sustingo žiūrėdama į ekraną. Nejudėjo. Tada padėjo telefoną ekranu žemyn. Nuotaika dingo akimirksniu. Nors prieš tai jį juokėsi, linksminosi ir puikiai leido laiką. Kai Robertas paklausė, kas tau rašo, ji pradėjo meluoti. Ai tie naujienų portalai jau užkniso. Robertas klausė, tai kodėl taip susirūpinai? Kažką ten rimto perskaitai? Ne, nieko tokio. O kas ten buvo? Parodyk. Ir tada mergina pasakė. Ai, aš jau ištryniau tą žinutę. Šitoje vietoje Robertui per kūną nuėjo šiurpuliukai. Nes žinutės iš naujienų portalo neištrinsi. Tada jis suprato. Viskas. Ji pati save išdavė. Ji meluoja. Tiesiog meluoja. Pati prisidirba jau su pirmu sakiniu. Žinoma, kažkas dabar pasakys, tai juk nėra 100% neištikimybės įrodymas. Taip, tikriausiai ne. Bet tada, kas yra 100% įrodymas?
Reikia tiesioginė prasme ištraukti ją iš kito vyro lovos. Ar kaip? Mažiausiai tokia reakcija kelia labai daug klausimų. Kodėl ji meluoja? Kokia jos motyvacija? Vienintelis pateisinamas variantas, jei jos vaikinas būtų neadekvatus tironas. Ir ji tiesiog bijotų jam ką nors parodyti. Ar taip gali būti? Galbūt. Kokiu nors 1 iš 1000 atvejų. Tačiau visose kitose istorijose tai vis tiek bus netiesioginis ženklas, kad tau už nugaros vyksta kažkas negero. Suprantu, kad visi šie metodai gana ekstremalūs, bet matyt žmonės jau būna pasiekę tokią būseną, kai tiesiog nebegali ramiai laukti, kentėti ir stebėti. Dabar atsakysiu į dažnai užduodamą klausimą. Ar vyro noras patikrinti savo merginos ištikimybę reiškia, kad santykiai jau pasmerkti? Ne, nereiškia. Paaiškinsiu, kaip tai atrodo realybėje. Jau 5 metus konsultuoju žmonės. Ir per tą laiką mačiau daugybę istorijų, kai kreipiasi vyras, o mes turime krūvą netiesioginių požymių, kad žmona jam neištikima. Požymių daug. Labai daug. Tačiau aš negaliu prisijimti atsakomybės ir pasakyti, broli tave išdavė, mesk ją. Niekada taip nedariau. Ta pati galima pasakyti ir apie moteris. Ypač kai yra vaikų. Bet net jeigu tai tiesiog mergina, tu matai daugybę ženklų. Atrodo, kad viskas veda prie vienos išvados. Viskas rodo, kad kažkas vyksta. Bet tu jos nepagavai. O jeigu vis dėlto klysti? Net jeigu tikimybė, kad ji neištikima siekia 95%, galvoje vis tiek sukasi mintis. O kas jeigu ne? O kas jeigu aš paliksiu ją be reikalo? Tuo metu mergina dažniausiai jau pradeda tolti pati. O vyro prisirišimas priešingai stiprėja. Žmogui labai sunku išeiti iš santykių tada, kai viskas neaišku, kai nėra atsakymų, kai nėra galutinio taško. Dėl jis laikysis iki paskutinių. Ir čia dažniausiai lieka tik 2 variantai. Arba jis galų gale ją pagaus, arba ji galutinai susimes su kitu ir sulaukus patogaus momento jį paliks. Tada išgirsi kažką panašaus į neždinkis pats kaltas, viską sugadinai, viską sunaikinai. Ir toks dažnai būna finalas. Kitas klausimas. Jeigu kilo įtarimų, ar verta tiesiogiai paklausti merginos, ar ji tavęs neapgaudinėja? Įdomus klausimas. Aš net manau, kad vienas iš diagnostinių požymių, jog moteris tavęs neapgaudinėja, yra tai, kad tu gali atvirai jai pasakyti apie savo baimės. Normalūs santykiai veikia būtent taip. Tarkime dabar, pas mane ateitų mergina ir pasakytų: Agatai, man į galvą įsikabino kvaila mintis. Viduje kažkodėl neramu. Turiu jausmą, kad galbūt mane išdavė. Kaip aš sureaguočiau? Aš labai atsargiai prieičiau, apkabinčiau ir labai ramiai, švelniai ją nuraminčiau. Juolab, kad jokio loginio pagrindo taip manyti nėra. Ir tiek. Kas vyksta ten, kur iš tikrųjų yra kažkokia klastinga istorija? Kaip žmogus reaguoja? Jis pradeda pykti, pradeda nervintis. Ir vėl tu su savo nesąmonėm. Kas tau negerai? Tu ligonis ar ką? Iš kur tas pyktis? Todėl, kad nebėra meilės, nebėra rūpesčio kitų žmogumi. Ir labai dažnai tai būna gynybinė reakcija. Žinoma, jeigu žmogų kaltintų kiekvieną dieną kelis mėnesius iš eilės, reakcija taip pat galėtų tapti agresyvi. Bet jeigu kalbame apie vienkartinį nuoširdų pokalbį, viskas atrodo kitaip. Jeigu žmogus tau rūpi, tu būsi suinteresuotas jį nuraminti. Tu sakysi: žiūrėk, viskas gerai, nėra jokių paslapčių, štai telefonas, štai žinutės, nėra ko slėpti. Tai yra normali reakcija, nes tau svarbu, kad mylimas žmogus jaustųsi ramiai. O jeigu vietoje to prasideda isterija, noras nieko neaiškinti, nervingumas, tuomet natūraliai kyla įtarimas, kad kažkas vis dėlto vyksta ne taip. Dar vienas geras. O jeigu jie atšalo ne dėl kito vyro, o dėl to, kad tu tapai nuobodus? Man tai vienas kvailiausių klausimų. Šeima kuriama ne tam, kad visą gyvenimą šoktume ratelius ir plotume delnais. Vyras neturi bijoti būti nuobodus. Aš juk ne klaunas. Prie ko čia tas nuobodumas? Sutinku, kad kartais sunku suprasti, ar moteris tave išduoda, ar tiesiog po truputį praranda susidomėjimą. Tačiau praktika rodo vieną dalyką. Galutinis susidomėjimo praradimas dažniausiai vyksta tada, kai atsiranda simpatija kažkam kitam. Ką daryti, jei pagavai merginą neištikimybėje?
Su ja negalima kalbėtis, negalima aiškintis. Nesvarbu, ar tai buvo virtualus flirtas, susirašinėjimas, bučinys ar fizinė neištikimybė. Forma nesvarbi, esmė ta pati. Moteris tokiame pokalbėje turi vieną tikslą – nusimesti atsakomybę, permesti kaltę ant tavęs, pasiteisinti ir sumykštinti tavo poziciją, daugiau nieko. Jeigu pradedi klausytis jos versijos, kas vyksta, ji pradeda aiškinti priežastis, dėlioti šitą puzlę, kodėl taip atsitiko, kodėl ji taip pasielgia, kodėl esą buvo priversta, o tu pradedi ją suprasti, klausyti, svarstyti. Bet kam? Kodėl apskritai to klausytis? Tuo momentu jau prasideda tavo silpnumas. Bet koks užuominos į neištikimybės svarstymas tampa bandymu tave paveikti emociškai. Jeigu pradedi sėdėti ir ilgai aiškintis, mąstyti, klausytis pasakojimų bei argumentų, tu tik suteiki galimybę perrašyti istoriją taip, kaip patogu jai. Lygiai taip pat neverta pulti į isteriją, šaukti, kaltinti, rėkti. Aš ten dėl tavęs viską dariau. Tai atrodo kaip bejėgiškumas. Todėl jeigu žmogus jau nusprendė, kad neištikimybė yra įrodyta, geriausia reakcija visiškai tyla. Nieko nesakyti, neaiškinti, neįrodinėti. Tiesiog atsitrauk. Ką reiškia frazė "tu manim nepasitiki"? Kai jau yra atsiradę rimtų įtarimų, mergina, kuri greičiausiai kažkas slepia, gali tau pasakyti "tu manim nepasitiki". Kodėl ji taip sako? Tai kontraataka. Tu rodai konkrečius dalykus. Žiūrėk, čia pasielgiai keistai, čia situacija atrodo įtartina. Čia ten kažkam kažką parašai. O vietoje atsakymų tu gauni "tu manim nepasitiki". Kodėl? Todėl, kad jie negali diskutuoti su tavim faktų kalba. Jeigu pradėsite gilintis į jos gyvenimą, aiškintis, su kuo ji bendrauja, su kuo flirtuoja, kam leidžia prie savęs artintis, kas ją apkabino ar pabučiavo, ji gali išsiduoti. Todėl jai reikia perkelti pokalbį ne apie save, o apie tave. Viskas. Diskusija turi pasisukti nuo jos elgesio prie tavo charakterio, nuo jos veiksmų prie tavo nepasitikėjimų. Ir tada gaunasi maždaug taip. Tu manimi nepasitiki ir tuo pačiu, bet mano gyvenimo mes neaptarinėsime. Nors logiškai žiūrint, jeigu žmogui iš tikrųjų rūpi santykiai, jis kaip tik būtų linkęs atsiverti, parodyti, paaiškinti, nes juk nėra ko slėpti. Jeigu nenori nieko rodyti, natūraliai kyla klausimas, ar vis dėlto yra ką slėpti. Jeigu įtariu neištikimybę, bet nieko negaliu įrodyti, kaip greičiau sužinoti tiesą? Paprasčiausias variantas – kuriam laikui išvažiuok. Taip sukuria tam tikras galimybės situacijai išsiskleisti. Jeigu ten iš tikrųjų yra kažkoks Jonas, tai ką jie veiks? Artės vienas prie kito, bendraus, leis laiką kartu. Ir tai neišvengiamai paveiks jos elgesį. Praktika rodo, kad savaitės, daugiausiai 10 dienų, dažniausiai pakanka. Tu išvažiuoji ir gali būti, kad per tą laiką ji pati išsiduos. Kur nors nueis, kažkas ten jos pamatys. Arba pasikvies kažką pas save. Tokių istorijų irgi netrūksta. Bet net jeigu nieko panašaus nenutiks, grįžęs galėsi daug ką pastebėti. Pirmiausia, kaip dažnai ji tau rašė, kaip dažnai ji tau skambino. Ar stengiasi sužinoti, kada tiksliai tu grįši, ar ne? Ar jai apskritai rūpėjo? Jeigu gyvenate kartu, tai veikia dar geriau. Tu puikiai žinai, kada ji turėtų būti namuose, o kada ne. Bet net jeigu kartu negyvenate, vis tiek gali pastebėti jos reakciją. Ar ji nuoširdžiai džiaugiasi tavo sugrįžimu, ar nelabai. Ir svarbiausia, ne pirmos 5 minutės. Jas galima suvaidinti, o artimiausios 2 dienos. Jeigu jos gyvenime nieko nėra, po išsiskyrimo natūraliai turėtų atsirasti trauka. Norėtųsi daugiau laiko praleisti kartu, norėtųsi artumo. Atstumas dažniausiai sustiprina ilgesį. Bet jeigu matai, kad po tavo grįžimo jie atrodo dar šaltesnė nei prieš išvykstant, tai gali būti labai rimtas signalas, jog jos dėmesys nukreiptas kažkur kitur. O jeigu aš iš tikrųjų per daug pavydus? Paprasčiausias būdas tai suprasti yra prisiminti ankstesnius santykius. Tikriausiai dabartinė mergina nėra pirmoji tavo gyvenime. Jeigu ir ankstesnės partnerės nuolat tau sakydavo, tu pavydi be priežasties, tu viską įsivaizduoji. Tuomet gali būti, kad problema iš tiesų yra tavyje. Jeigu liudijimai sutampa, verta apie tai susimastyti. Tačiau jeigu anksčiau turėjai normalių santykių, kuriuose galėjai tiesiog pasitikėti žmogumi, turėjai vienus tokius santykius, paskui antrus, ir tik dabar staiga jauti, kad kažkas ne taip,
kad kažkas kelia įtarimų, tuomet labai tikėtina, kad šie jausmai atsirado ne iš niekur. Ir kalbėti apie patologinį pavydą nebūtinai čia yra teisinga. Ačiū, kad žiūrėjot.